vakaras, aš kalbėsiu kaip čiabuvis, būtent žmogus, kuris gyvena šalia Polocko 17, Polocko 13 name. Ir dažnai esu taip pat čia minimas ir šiandien buvo minėtas kaip tiesiogiai suinteresuotas. Tai apie tai, kas čia šiandien vyksta. Šiandien yra spalio 1 diena 2015 metų ir mes matome, kaip statybos darbų pradžia buvo 2015 metų birželis, statybos darbų pabaiga 2016 gruodis. Simas vėlesnį laiką pasakė. Tai dabar tik tai vyksta tokia diskusija. Realiai viską išdėstė ir iš tikrųjų ta diskusija vyko su Simu po šią dieną susirašinėjom. Aš dėkoju, kad ir ten šviesas ir gesinam ekranai, mėgamai ir panašiai. Ir pradžia buvo labai graži, net mano uošvė, kuri gyvena pas mane, gavo vyno, lauktuvių ir buvo smagu, kad tas vynas buvo nupirktas Užupio krautuvei, taip pat Užupio bendruomenės stiprinimas. Ir papildomas diskusijos objektas, kuris šiandien, manau, yra visiškai neįtrauktas, čia kaip formuluota buvo aplinkinių namų ir teritorijų gyventojų, turto savininkų turinčių tiesioginį asmeninį interesą dėl vienų ar kitų plėtojimo projekto sprendinių. Tai kodėl čia nepaminėtas pagrindinis asmeninis interesas, tai yra projekto vystytojų savininkų kuo didesnio pelno siekimas. Jis net niekur čia neįtrauktas. Man atrodo, tai yra labai svarbus dalykas. Ponas Songaila, kurį čia panašiai ir sėdi, gerai gavosi, matau, kad spaudoje mane taip pat radau po atostogų grįžęs tokį aprašymą, kuris man teigia, matau tokį niuansą, stovėjo tas Vilniaus fabrikas ir kai nugriovėme, tai namui, kuriame gyveno V. Radzevičius, atsivėrė puikiai panorama. Tikiu, kad jie nori, jog ta panorama liktų. Po to jis dar sakė, kad aš turėjau tas namas, vos ne man priklauso, tai pagal visų suprasteikia, daugiabutis. Bet aš ten žemę turėjau įsteisinti. Tai yra įdomus klausimas. Nu, įdomus, ten daugiabutis yra. Kaip tik šį mėnesį paskolą baigiau mokėti, dar man bankų priklausantį turtą galima įsisavinti, ar ne? Tai noriu, mano vaikai padarė nuotrauką, yra rudeninė, kaip atrodė prieš griuvimus šitas, iš pirmo aukšto lango. Skiriasi panas? Va toks buvo pastatas, rodiklė parodė, koks buvo aukštis. Tai gerai. Nu. Puiku. Tai ir tada, kodėl mes pasiutome? Kai pasiutome, kai pamatėme, kad namas prieš mūsų statom. Jisai bus statomas va toksai. Čia kyšo gabaliukas. Vizualizacijos mes iki šios dienos nematėme. Ir tai bus ta klina siena, be langų, be nieko nesėlė. Stogas į tą pusę šlaikų. Ko mes iš tikrųjų norime? Dažnai teigia, kad mes statybininkus vejame iš Užupio ar panašiai ir visokias tokias nesąmonės. Ne kartą skelbėme, kad mes už konversiją ir statybas, kurios naikina sovietinį šlamštą ir atkuria senamiestį pagal teisės aktus ir reglamentą. Mes nieko daugiau nenorime. Nėra didesnio jokio reikalavimo. Tai yra teisėtas visuomenės interesas. Kokia situacija dabar? Kaip aš ją matau iš trijų pusių. Čia mano nuomonė asmeninė, tai neįsižeisti. Čia esame mes, užupiečiai, dabar, kurie šalia gyvena. Nes jaučiamės apgauti ir keliame bangas. Atvyko ponai, įteikė dovanų, baškučių ir mes patenkinti. Čia yra valdininkai. Visi dirbę ir neprisimantis atsakomybės. O šiai dienai raštelius vienas kitam siuntinėti. O projekto vystytojai dėl valdininkų ir projektuotojų sukurtų problemų atsidūrė po padidinamuoju stiklu. Tai vertinu šią situaciją. Kokia išeitis? Išeitis jau paidėja, iš esmės tai mums lieka pusė klausimo pusės. Pažeidimus jau tyria prokuratūra, tai čia kalba yra apie valdininkus ir čia ne mūsų reikalas su vystytojais turto. Yra mūsų prašymų ir komisija šeimų padaryti. Bendruomenė toliau sieks, kad statybos vyktų. Prašau? Jūs nesate žinoti. Galima nepertraukti, mes taip galime visus pabaigti, tai galime pasižiūrėti. Bendruomenė toliau sieks, kad statybos vyktų pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą. Ir tai yra pavyzdžių pakankamai istorijoje daug. Kadaise Jonas Basanavičius nelygioje kovoje su caro valdininkais apgynė Gedimino pilį nuo sugriovimo, kai tam bandė pastatyti kažkokį vandentekį ar telegrafą. Dabar kaip tik turto vystytojai, kiek žinau, prisidės prie paminklo rėmimo. Labai gražus pavyzdys, pralėdinis. Tikiu, kad MG valda, kaip skelbia, kuria jaukią kaiminystę
yra socialiai atsakinga įmonė, irgi tą patį skelbia, sumažins aukščius ir aukštingumus iki senamiesčio apsaugos reglamento reikalavimų. Visa ši valdininkiška painiava bus išspręsta, nes paspausime vieni kitiems rankas su turto vystytojais ir laimingai kaimynystėje gyvensime. Ką deklaruojate jūs ir ką siekime mes.